Yra daugiau pagalbos būdų skydliaukei negu tik tiroksinas. Tiroksinas yra labai panašus į skydliaukės hormonus, tai ką gamina skydliaukė. Ir tai yra tiesiog vertinti reikėtų kaip pakaitinę skydliaukės hormonų terapija. Tiesiog skydliaukė yra pakeičiama, jos hormonas yra pakeičiamas sintetiniu hormonu iš tabletės. Jų ten visokių variantų yra, ar tik tai FT4, ar TV4 su FT3, bet čia yra jau niuansai. Bet skydliaukė yra daugiau negu vien tik tai pakaitinė hormonų terapija, nes pakaitinė tai yra tada, kai mes suprantam, kad skydliaukė jau nieko nebegamina ir mes turim ją pakeisti sintetiniais hormonais. Tai nėra blogai visą gyvenimą vartoti vieną tabletę, tai yra pakankamai paprastas sprendimas ir paprastas gydymo būdas. Bet yra kitų būdų iki to. Vienas būdų yra ne tik pakeisti, bet paremti, palaikyti, pamaitinti, subalansuoti. Yra daugybė būdų, kuriuos mes galim daryti iki to, kai jau nusprendžiame, kad skydliaukė viskas, jau nebegamina savo hormonų, mes galim koreguoti tik tai sintetiniais hormonais. Taip kad iki tol yra įvairių būdų, kaip galima padėti skydliaukiai susibalansuoti, grįžti atgal į tą hormonų optimalią būseną. Pavyzdžiui, vienas dalykų yra tiesiog streso valdymas, tiesiog miego, streso, gyvenimo režimo korekcija. Jau skydliaukiai yra lengviau. Kitas dalykas yra tinkama mityba, tinkamas maistas, kuris yra reikalingas jums, kuris tinka jūsų genams, jūsų vidiniai medžiagų apykaitai, skydliaukiai jau vėl lengviau yra gaminti energiją. Kitas būdas yra tiesiog balansuoti imunitetą. Kaip minėjau, skydliaukė dalyvauja imuniteto balansavime ir kartais tiesiog imuniteto balansavimas kitais būdais, pavyzdžiui, priešvirusiniais vaistais arba imuniteto moduliatoriais, beta-gliukanais arba kitais dalykais labai dažnai irgi padeda skydliaukei lengviau daryti tos dalykus, kuriuos jis turi daryti. Kitas būdas yra tiesiog, pavyzdžiui, jeigu skydliaukė negamina hormonų arba gamina juos silpniau, labai dažnai Lietuvoje, ko mums iš tiesų dažnai trūksta, tai yra jodas. Ir toks paprastas dalykas, kur mes tikrai galim gauti arba iš maisto, arba iš papildo, arba iš joduotos druskos, kartais tai yra vien tik tiek užtenka subalansuoti skydliaukę. Vienas įdomiausių dalykų yra tai, kad mes turim tą FT4 hormoną ir jisai virsta į FT3. Labai geras klausimas, kur jisai virsta. Didžioji dalis, apie 70% to hormono virsta mūsų kepenyse. Ir kartais toks labai paprastas dalykas kaip kepenų palaikymas, detoksikacija, limfos detoksikacija, tiesiog alkoholio nevartojimas arba savo gyvenimo būdo subalansavimas, ne stresavimo būdo pasirinkimas, tai yra būtent gali tiesiog irgi palengvinti skydliaukės veikimą. Kitas labai svarbus dalykas yra tinkamas fizinis aktyvumas, nes kaip minėjau, skydliaukė yra atsakinga už energijos gamybą ir šito vietoje labai svarbu rasti tą fizinį aktyvumą, kokį žmogus gali atlaikyti. Aš turiu visokių variantų, turėjau žmonių, kurie turėjo labai didelį fizinį aktyvumą ir jam išsibalansavo skydliaukė, nes tiesiog jinai dalyvauja ir energijos gamyboje, ir atsistatyme. Taip kad labai svarbu rasti tą tinkamą lygį sportuoti, kuris yra reikalingas jums ir jūsų skydliaukiai. Pavyzdžiui, kitas variantas yra paaugliai, kuriuose skydliaukė tik tai auga, bando susitvarkyti su tais hormonais, kurie pas juos vyksta ir irgi labai dažnai išsibalansuoja ir dažnai auga svoris, tada tie vaikai pradeda, ką daryti, labai stipriai sportuoti, arba ten merginos pradeda staiga nieko nevalgyti, kas vėl duoda labai didelį smūgį pačiai skydliaukiai ir jinai gali išsibalansuoti. Taip kad tinkama mityba, tinkamas fizinis aktyvumas, tinkamas režimas, antiuždegiminė mityba, visi antiuždegiminiai dalykai, kurie reikalingi žmogui nuo įvairių papildų, gali turėti labai teigiamą įtaką skydliaukės aktyvumui. Dėl to tas protokolas yra labai platus ir visą laiką labai pasižiūrėti reikia pagal žmogų, kas pas jį konkrečiai yra išsibalansavę. Dėl to tie, kurie nori vienos tabletės, atsakymas yra aiškus. Tiroksinas. Jeigu nori kažką pakeisti dėl savo gyvenimo, tikrai yra daugybė variantų ir būdų, ką galima padaryti dėl savęs.